Pradedam. Tai va, važiuojam į Klaipėdą. Galvoju, vis tik ilgą, buvo kelionį kažką pafilmaus tų pačių. Kaip tik už vakar parei naują mikrofoną. Visiškai bus kita kokybė. Nereiks ten bijoti, ar mikrofons per toli, ar per arti, ar yra plamanyti daug geresnė. Tai galvoju, tiesiog papasakos, kaip toliau viską darysiu, kaip toliau viskas sekas. Tiesiog tokį update padarysiu, kad negalvotumėt, kad kažkur dingau ir tiesiog pasidaviau. Aišku, plauka gal ir atrodau kaip tenas nemėgojus keli savaitės, bet tiesiog niek nedariau čia. Nereik man čia atrodyti kažkokiam gražuolio prieš jūs. Tai esmė į tokią. Parvažiavau, 2 mėnesius pradirbau Norvegijoje, viskas sėkminga, uždirbau pinigų. Nusipirkau droną, nusipirkau GoPro 13, ten detaliau nežinau, ką padinas. Tada nusipirkau tokį kamerėlį, kur gali naktį filmuoti, nusipirkau mikrofonus, nusipirkau stabilizatorių. Žodžiu, filmavimams labai pasiupdeitinau viskų. Ta prasme, droną nusipirkau, tai labai pasitobulinau viskų. Ir dabar tik tas reikia išmokti visas tas dalykas elgtis. Kurį aš iš karto tengiausi nusipirkti dėl to, nes aš dabar vis tik planuoju vis dar važinėti į užsienį. Tai pas mus toks ir, kaip čia įvardinti, grafiks, kad aš 2 mėnesius dirbu, 1 mėnesį būnu Lietuvo. Tai aš ir galvoju, kad aš būtent per 2 mėnesį būnant Lietuvo, aš vis laik stengsiuos kuo daugiau išmokti skraidyti su to dronu, su tom kamerom filmuoti, aplamą editinti, nes iš esmės aš nelabai ko moku, aš tik tos paviršutinius dalykus moku ir viską ten pakarpyti ir viskas, kad gal būtų įdomiau. Ir tai va. Dabar po kokios geros savaitės ar 2 vėl išvažiausiu į Norvegiją, galvoju Norvegiją vežtis droną, paskraidyti su dronu po tos kalnus, tikiuosi nesumošu. Ir va taip gyvenimas juda į priekį, tikrai juda į priekį. Iš tikrųjų, negaliu sakyti, kad nesitikėjau, kad viskas bus taip gera, bet viskas ir taip gera, kaip tik gera ir galbūt turbūt. Labai viskas pasisekė ir su darbu, ir su visko, ta prasme. Ir palyginus, kur buvo prieš kokius 3 mėnesių, kurias dabar tai kaip deina ir naktis, ir finansiška, ir psichologiška, ir visko, nes, sakau, prieš 3 mėnesių buvo iš viso ant nuliaus skolos ir dabar jau, kaip sakant, viskas juda į priekį, viskas gerėja ir kažkaip ir visiškai kitaip atrodo, tas gyvenimas nebeatrodo toks baisus, kad turi finansų. Netroštus finansų tai, kad aš jau visiškai galėčiau atsipūsti, bet aš turiu omeny, kad tu tiesiog turi finansų, kažkaip tu jautis pilnavertiškesnis žmogus, vis tik tam užsienį uždirbi virš 2000. Kažkam gal tai piniga čia nėra kažkokie didelį, bet man asmeniškai, kai aš uždirbdavau lietuvišką atlyginimą arba iš vis, kad studijavau, negalėjau normaliai niekur dirbti. Man tas iš vis aplengvint gyvenimą, kad aš dabar vėl esu žmogus, vėl esu pilnavertis vyras, ta prasme, vėl turiu pinigų, vėl viskas eina į priekį ir galiu statyti savo vizijas, realizuoti. Tai va, toks trumps mano updates. Dabar važiuojam į Klaipėdą, vežu savo panelį pas vieną specialistą, biškį su sveikata ir vienas dalykėlis toks, bet neišsiplėtosiam. Prieš tai vakar važiavau pas dantistės, tai dabar važinėjomės, aptuntelis pasitvarkom, žinot, vien kits kelėlį išlend. Kaip sakant, reiks susitvarkyti, nes ana niekur nepradings, ana tik didės, tai prisižiūram, leidam tus pinigus protingą, stengiamės bent jau. Ir po kol kas, sakau, važiausiu užsienį toliau, nežinau, tuo veitu viskas atrodo į gerą, kur dabar esu, jei kažkas bus nebegera, gal kažkur kitur važiausiam. Nesu vis laik tas žmogus, kuris įkondė veitą ir nebegalonas paleisti, aš visą laiką esu toks, ką pasakyti, nebijau kažkur kitur nuvažiuoti, nebijau kitą šalį nuvažiuoti, tai tiesiog, jei kas nors būtum kokių nesklandumų, tai tiesiog susirasčiau kitą darbo vietą, kito šalį gal, ar kažkur toj, po kol kas esam Norvegijoje, viskas ir sakau, super, neturiu jokių, ta prasme, tokių kažkokių
blogų emocijų, viskas į lava gerą, kur esam dabar, kur dabar dirbam. Nu tai va. Tai teik va. Bus daugiau video, tiesiog pafilmaus paprasto elementariaus video, kaip aš bandau su dronu skraidyti, kaip aš išbandau kameras ir kas bus toliau. Tai tiesiog judėsim toliau ir žiūrėsim, kaip gausis viskas. Tai va, noriu savo pasidalinti tokį dokumentiką, to pačiu ir jūs gal sudomins, gal pamotyvaus, kad, užsibrėžkit kažkokius tikslus, susikurkit patys savo motivaciją ir judėkit į priekį. Let me tell you something about nature. Nature never allows you to fall on your face if you take risks. Never. It goes like this. If you laugh, you risk appearing to be a fool. If you weep, you risk appearing to be sentimental. If you reach out for another, you risk rejection. If you love, you risk not being loved in return. If you place your dreams in front of the crowd, as we do, you risk ridicule. If you go forward in the face of overwhelming odds, you risk failure. But risk must be taken, for the greatest hazard in life is to risk nothing. The person who risks nothing, has nothing, does nothing, is nothing. That person may avoid suffering, pain, and embarrassment, but that individual will not learn, grow, feel, love, or change. Only the person who takes risks is truly free.